Sveiki, aš esu Samanta, esu psichologė, hipnoterapeutė, esu baigusi daugybę kognityvinės elgesio psichoterapijos mokymų, taip pat esu baigusi valgymo sutrikimų gydymo programą Oksfordo universitete. Daugybę metų studijavau hipnoterapiją, mitybos coachingą ir taip toliau. Ir mano darbas yra padėti žmonėms išsivaduoti iš emocinio valgymo problemų ir persivalgymo ir dietų rato. Kaip ir paminėjau, iš pat pradžių turiu daugybę kompetencijų, diplomų ir visokiausių mokymų baigus šioje srityje. Tačiau, kaip dažnai sakau savo klientams, turbūt vienas iš didžiausių mano pasiekimų yra mano pačios įveiktas valgymo sutrikimas, persivalgymo liga, kuo aš labai didžiuojuosi, tad savo darbe, tiek šiame webinare, tiek visame savo darbe remiuosi tiek profesionaliomis žiniomis, ta visa teorija, tiek ir praktika, kurią gyvenu kiekvieną dieną pati. Tuomet šiandien kalbėsime apie tą emocinį valgymą ir kaip galima spręsti tą problemą greitai, efektyviai, kaip galima nutraukti emocinio valgymo ciklą, net ir tuo atveju, jeigu jums atrodo, kad jau bandėte absoliučiai viską, net ir visas dietas. Tai pakalbėkime šiek tiek apie tą tylų, varginantį karą, kuris vyksta daugelio iš mūsų galvose. Karas su maistu, netgi sakyčiau, karas su savimi. Ar pažįstate tokį scenarijų? Kiekvieną rytą atsikeliate ir pažadate savo. Na, šiandien jau tikrai viskas bus kitaip. Valgysiu tvarkingai, galbūt mesiu svorį, valgysiu saikingai, tikrai nedarysiu jokių ten kvailų dalykų su maistu. Ir galbūt net pavyks išsilaikyti pusdienį iki pietų, bet ateina vakaras. Grįžtate iš darbo, jaučiate nuovargį, jaučiate įtampą, galbūt nerimą, galbūt stresą. Ir tada kažkokia lyg nematoma jėga jūs veda prie šaldytuvo, jūs veda prie spintelės ir jūs pradedate valgyti maistą. Prarandate kontrolę. Net taip viskas vyksta, kaip planavote ryte. Protas lyg ir reikia, stop, man nereikia, aš jau galbūt valgiau vakarienę, aš jau jaučiu sotumą, lyg ir jaučiu sotumą, lyg ir nebereikėtų, užtenka, aš jau pavalgiau, bet kūnas nebeklauso ir ta ranka siekia dar ir dar maisto ir atrodo dar tik vienas kąsnelis, dar truputėlį paragausiu. Ir tas vienas kąsnelis virsta dar vieną pakuotę ir prisikemšate maisto, daugiau, tikrai gerokai daugiau nei reikėtų. Ir po to ateina kaltė, ateina gėda, jaučiatės nepatogiai, galbūt reikia prasisekti drabužius, galbūt reikia atsisekti kelnių sagą, pasitaisyti ir jaučiatės tą tokį nepatogų tą jausmą, kuris yra susimaišęs su kaltės ir gėdos jausmu. Ir tuomet vėl prižadate savo, kad jau nuo rytojaus tai tikrai, šis kartas buvo paskutinis. Ir ryte vėl atsitinka tas pats. Čia tiesiog toks vienas pavyzdys, tų emocinio valgymo formų yra įvairiausių. Bet jeigu atpažinote save ir skamba taip, kad galite tikrai kažkaip suprasti, apie ką aš čia kalbu, klausykite toliau. Tai va, ateina rytojus, tas ratas pradeda suktis dažniausiai iš naujo. Galbūt vėl pradedate laikytis dietos ir vyksta panašus scenarius, galbūt investuojate į kažkokį mitybos planą ir tikrai sakote, dabar jau laikysiuosi dietos ir perkate kažkokią tai valgymo mitybos programą, kuri užtrunka turbūt 3 dienas, daug dievė iki trečiadienio, jeigu pradėjote pirmadienį, antradienį dar, trečiadienį jau truputėlį kliba jūsų programa, ketvirtadienį, penktadienį, jau patys žinot, kas tuo metu įvyksta. Ateina tie persivalgymai, ateina tie emociniai valgymai, kurių kontroliuoti nebegalite. Ir situacija tampa tokia ganėtinai nepatogi, arba kaip kurios mano klientės įvardina, tiesiog maisto fiestos arba maisto festivaliai. Ir dažniausiai užklumpa vakarais, naktimis, kartais savaitgaliais. Tai va, jeigu šitos istorijos jums iki skausmo pažįstamos, jūs tikrai ataikėte teisingai ir aš šiandien jums parodysiu, kad tai tikrai nėra valios trūkumas ir duosiu keletą patarimų, tikrai naudingų, paprastų, aiškių, pragmatiškų patarimų, kaip iš to rato galite išeiti jau šiandien paklausius šį įrašą. Taigi, kas yra tas emocinis valgymas? Tai vat klinikinėje psichologijoje tas emocinis valgymas dar kartais gali būti vadinamas kompulsinis valgymas, priepuolinis valgymas, žiūrint su kuo jūs dirbsite, su kokiu specialistu ir kokioje vietoje jūs būsite, ar tai būtų ligoninė, ar kažkur kitur. Pradėkime nuo paprasto klausimo, tai kas yra tas emocinis valgymas?
Nes labai dažnai jisai gali būti sumaišomas paprasčiausiai su tiesiog pasimėgavimu maistu, galbūt per šventes ar tokiu didesniu valgymu, kuris pasitaiko tikrai visiems žmonėms, be išimčių. Tai vat, emocinis valgymas yra tada, kai mes valgome ne dėl fizinio alkio, bet dėl tam tikrų emocijų, kurias mes jaučiame. Tai yra, mes valgome ne todėl, kad mūsų kūnui reikia energijos, o todėl, kad norime pabėgti nuo savo jausmų. Galbūt dėl to, kad jaučiame per daug, pavyzdžiui, per daug streso, nerimo, vienatvės, nuovargio, galbūt nuobodulio, nežinome kur dėtis, nežinome ką daryti ir mes tada atsisukame į maistą. Tai vad palyginimui, normalus valgymas atrodytų taip. Jaučiu alkį, pavalgau, pasisotinu ir sustoju. Jaučiu alkį, pavalgau, pasisotinu, sustoju. Bet emocinis valgymas atrodo šiek tiek kitaip. Jaučiu emociją, kažkas vyksta, jaučiu kažkokį jausmą, jaučiu emociją, kažkas mano gyvenime įvyko, galbūt suskambėjo telefonas, galbūt gavau kažkokią žinutę, galbūt kažkokią žinią ir taip toliau. Ranka tiesiasi prie maisto. Nesvarbu, ar aš jaučiu fizinį alkį ar ne. Sustoti yra labai sunku. Suvalgius vieną gabalėlį sustoti tampa labai sunku. Prisivalgius ateina kaltė, gėda ir tas pažadas, kad jau rytoj bus tikrai kitaip, ar galbūt nuo pirmadienio bus kažkaip kitaip, saviplaka, savigrauža. Ir tai yra visiškai ne apie maistą. Tai yra apie tai, ką maistas jums atstoja, kokią antrinę naudą jūs gaunate iš tų valgymų, persivalgymų. Tai vat, nuolatinis persivalgymas, dar galime jį palyginti su tokiais epizodiniais nukrypimais ir svarbu atskirti, nes kartais visi žmonės retkarčiais suvalgo daugiau nei reikia. Galbūt tai šventės, galbūt restoranai, ypatingos progos, na ir tiesiog neapsimeskim, kad maistas nėra malonumas. Žinoma, kad maistas yra tikrai didelis malonumas, galbūt kažkokios degustacinės vakarienės ar kažkokie ypatingi patiekalai, kai aplankome senelius, tėvus ar kažkokius tam tikrus galbūt restoranus, galbūt pažintinėse kelionėse ar taip toliau. Bet jeigu tie persivalgymai kartojasi nuolat, jeigu vakarai pas jūs atrodo kaip kova su šaldytuvu, su savimi, jeigu tas jausmas, kad jūs prarandate kontrolę, tampa norma, kad kiekvieną dieną vyksta tas toks maisto triukšmas galvoje ir jūs prarandate kontrolę, tai mes jau kalbam apie emocinį valgymą kaip problemą. Turbūt paprasčiausia būtų įsivertinti tai, ar ši situacija, tas emocinis valgymas, ar jau pažeidžia jūsų gyvenimo kokybę. Tai va. Pats emocinis valgymas gali turėti labai daug skirtingų išraiškų. Šiandien aš daugiausiai kalbu apie persivalgymą. Aišku, yra daug labai skirtingų būdų išreikšti tas emocijas per emocinį valgymą ir jų yra tikrai daug ir labai visokių. Dažniausiai pasitaikantis yra persivalgymas, apie tai šiandien aš šiek tiek plačiau ir kalbu. DSM-5 tai yra tarptautinis psichinių ligų registras, kuris įvardė persivalgymą kaip psichikos sveikatos ligą. Tai yra rimta. Tarp valgymo sutrikimų persivalgymas yra gana retai oficialiai diagnozuojama liga, tačiau ji labai dažnai pasitaiko, ypatingai tarp moterų. Ir oficialiai gauti pagalbą dėl to persivalgymo yra labai sunku, nes tol, kol tai nesukelia tikrai rimtų sveikatos problemų, į tai nelabai kreipiama daug dėmesio. Tai vat, kaip ir minėjau, pagrindinis skirtumas tarp šiaip dažnesnio ir gausesnio valgymo ir emocinio, to tikro emocinio priepuolinio ar kompulsinio valgymo yra tai, kad emocinį valgymą gaubia kaltė, gėda, nerimas ateinantis kartu, kada nėra su kuo apie tai šnekėtis, kada atrodo, jog nėra iš kur gauti pagalbos ir gyvenimo kokybė prastėja. Ir dažnai atrodo būtent moteriams, kaip aš tokia protinga, laiminga, išsilavinusi moteris visose gyvenimo sferose sugebanti labai daug, bet nesugebu sustoti ir prisivalgau, kaip mano klientė sako, iki nukritimo. Tarsi kažkokia nematoma jėga valdo mane, tai yra labai stiprus pojūčiai. Ir kada moteris, na ir vyrai, bet aš daugiausiai dirbu su moterim, sakyčiau 90% galbūt net daugiau klienčių ateina moteris, ir kada jos ieško pagalbos, tai dažniausiai tada, kada atsiranda viršsvoris, ne kas kitas,
O viršsvoris būna tas pašalinis simptomas, tas momentas, kada jau mes susigrėbėm ir pradedam ieškoti pagalbos. Ir aišku, su viršsvoriu ateina kitos bėdos, tokios kaip sąnarių skausmai, diabetas, pavyzdžiui, širdies lygos ir taip toliau. Na, kada mes turim viršsvorį, tai žmonės dažniausiai susgrimba spręsti nutukimo problemą ir vis dar nežiūri į šią problemą kaip į emocinio valgymo problemą. Ir mes sprendžiam nutukimo problemą. Kada sprendžiam nutukimo problemą, dažniausiai griebiamės pačių logiškiausių sprendimo būdų, kurie iš esmės egzistuoja tik du - dieta ir sportas. Valgyk mažiau, judėk daugiau. Bet ilgainiui paaiškėja, kad tai nėra jau taip veiksminga, ypač jeigu jūs esate emocinė valgytoja. Ir aš sakyčiau, kad tai yra skaudi tiesa numeris vienas. Dietos nesprendžia emocinio valgymo. Neįmanoma įveikti emocinio valgymo nei su dieta, nei su jokiu mitybos planu. Čia yra reikalinga terapija. Ir sprendimai, kurie apjungia jūsų mintis, jūsų jausmus, jūsų emocijas, jūsų elgesį ir netgi dažnai jūsų pasąmonę. Kad suprasti, išsiaiškinti ir pilnai suvokti tokius dalykus kaip jūsų vidinės programas, jūsų įpročius, jūsų įsitikinimus. Pažiūrėti, kas ten vyksta iš tikrųjų giliau, iš kur visą tai ateina ir kodėl jūs išlaikote tą elgesį. Tai kaip ir sakiau, dietos ir sportai yra tokie logiški viršsvorio sprendimo būdai, viršsvorio problemos sprendimo būdai, bet jūsų valgymo problema yra emocinė. Logika ir emocija. Kova. Ir kada kovoja emocija ir logika, emocija visada laimės. Todėl logiški sprendimai čia neveikia. Tradiciniai svorio metimo būdai čia neveikia. Jūs neišspręsite emocinio valgymo problemos su dar viena dieta. Tai vat, dietos sako valgyk mažiau, sporto programos jums sako judėk daugiau, nes jos sprendžia tik pasiekmes, o ne priežastį. Ir jeigu valgote dėl emocinių priežasčių, tos logiškos priemonės jums nepadės. Ir kiekviena dieta ilgainiui tik dar labiau užsuka persivalgymo ciklus. Todėl aš visada siūlau savo klientėm nebešvaistyti daugiau pinigų ant dietų, nebešvaistyti daugiau pinigų ant mitybos planų, nes tol, kol neišspręsite to, kas yra pas jūs viduje, to, ką iš tikrųjų jaučiate, ar bijote jausti, ar nenorite jausti tai, nuo ko iš tikrųjų bėgate, tol jokios dietos ar mitybos planai jums tikrai nepadės. Tai va, na, o šitoje vietoje aš manau, kad būtų labai naudinga šiek tiek pašnekėti apie hipnoterapiją, nes aš kaip ir minėjau, esu hipnoterapeutė, tai apie pačią hipnoterapiją būtų galima kalbėti, turbūt galėčiau kalbėti iš tikrųjų 4 valandas be sustojimo, na, bet labai trumpai. Egzistuoja tikrai daugybė skirtingų hipnoterapijos rūšių. Pati aš esu jų studijavusi bent 4 ar 5, bet turbūt protingiausia šiame kontekste būtų atskirti 2 rūšis. Tai yra dvasinės, ezoterinės kryptys ir klinikinės kryptys. Ir aš jaučiu poreikį tai paminėti, labai svarbu, kad aš, žinoma, atstovauju tą mokslinę psichoterapinę pusę ir atstovauju kognityvinės elgesio hipnoterapijos kryptį. Tai visa tai, ką aš darau, ką aš dirbu per hipnoterapiją, viskas yra mokslu ir įrodymais grįsta. Tai yra įrodymais ir mokslu grįsta hipnoterapijos forma, kai hipnozė yra naudojama terapiniais tikslais. Ką reiškia padėti žmogui įveikti tam tikrą problemą, pagerinant jo gyvenimo būklę, pagerinant jo gyvenimo kokybę. Tai va, jeigu nesate susidūrę ir kyla klausimas, kas yra hipnozė, ir galbūt esate matę kažką žiūrėję per filmus ir turite kažkokių tokių nuostatų, tai va, jas labai lengvai galėčiau turbūt pasakyti taip, kas yra hipnozė, paprasčiausiai žodžiais tariant, tiesiog tai yra švelniai pakitusi būsena. Tai yra visiškai natūrali būsena, tai yra itin sutelkto dėmesio būsena. Ir šios būsenos metu, dirbant kartu su terapeutu, mes galim pasiekti jūsų pasąmonę ir galime atlikti labai galingą darbą, būtent su ją pakeičiant senus, nebeveikiančius įpročius ar įsitikinimus, paleidžiant senas programas ir tarsi instaliuojant naujas, gerokai naudingesnės mums patiems.
Tai nėra miegas. Hipnozės metu jūs nemiegat, jūs būnate visiškai budrus. Galite atrodyti, kad jūs tiesiog kažkiek snaudžiat, nes dažniausiai hipnozės metu žmonės būna tikrai atsipalaidavę ir jūs turite visiškai pilną kontrolę. Netgi atvirkščiai jūs atgaunate kontrolę hipnozės metu. Taip. Žmonės kartais galvoja, kad tai yra kontrolės praradimas, bet priešingai jūs atgaunate kontrolę, nes hipnozės metu jūs galite atgauti tą prigimtinę teisę į saikingą valgymą, nes joks žmogus negimė su persivalgymo problema. Visos persivalgymo, emocinio valgymo problemos, visi valgymo sutrikimai yra arba trauminių patirčių pasiekmes, arba išmoktas elgesys. Tai, kas įvyksta per mūsų gyvenimą, suformuoja įvairias patirtis, galbūt įpročius ir visą tai, ką mes išdarinėjom su maistu, tai kokią rolę maistas atlieka mūsų gyvenime, visa tai yra išmokta. Sakykime taip, tai nėra kažkas, su kuo mes gimstame. Taip. Tai per hipnoterapiją jūs galite atgauti tą prigimtinę kontrolę, valgyti saikingai, pilnai jaučiant savo alkio ir sotumo signalus. Na, tai tęsiant toliau. E, Norėjau pasakyti, kad hipnozė tikrai nėra mistika, tai nėra burtai, tai nėra magija, nors prisipažinsiu, man pačiai dirbant ir naudojant hipnoterapiją, kartais rezultatai atrodo gana stebuklingai. Tai vad klinikinė hipnoterapija, dar kartelį pasikartosiu, yra mokslu pagrįstas būdas dirbti su pasąmonė. Na, o iš kitos pusės kognityvinė elgesio terapija tai yra psichoterapijos metodas, kurio nauda yra įrodyta moksliniais tyrimais. Tai yra bene moderniausia psichoterapijos forma ir kognityvinė elgesio terapija žiūri į sąsajas tarp emocijų, elgesio ir minčių. Ir tai yra absoliutus aukso standartas, gydant valgymo sutrikimus visame pasaulyje. O tarp jų ir emocinį valgymą, persivalgymą ar tą priepuolinį valgymą, kad ir kaip mes jį įvardintume. Yra moksliniai tyrimai atlikti įrodantis, kad kombinuojant kognityvinę elgesio terapiją su klinikinė hipnoterapija mes turim dar gerokai stipresnį rezultatą negu tik taikant kognityvinę elgesio terapiją arba hipnoterapiją atskirai. Ir šie tyrimai yra atlikti tiek su emocinio valgymo sutrikimais, tiek su svorio metimais. Tai ganėtinai svarbi informacija iš tikrųjų. Tai vad grįžtant prie to, tai galima būtų taip ir sakyti, kad dietos gydo kūną, bet ne galvą. Hipnoterapija leidžia perrašyti pasąmonės kodus, kurie valdo mūsų elgesį. Ir tuos elgesio kodus, kurie ateina iš pasąmonės, nes daugiau kaip 80% sprendimų apie mūsų elgesį ateina iš pasąmonės. Ir emocinis valgymas neišimtis. Emocinis valgymas nėra valios problema, tai yra pasąmonės problema. Tai yra jūsų pasąmonės kodas. Ir pokytis iš tikrųjų vyksta ne dietoje, ne lėkštėje, o pokytis iš tikrųjų vyksta jūsų galvoje. Na, bet užteks teorijos, užteks šitų metodikų. Aš norėčiau parodyti vieną paprastą kognityvinė elgesio terapija grįsta pratimą įrankį, kurį galėtumėt panaudoti jau šį vakar. Visos terapijos, visos mano metodikos, kurias aš naudoju, dažniausiai fokusuojasi į čia ir dabar. Ką mano klientė, žiūrinti mane dabar, gali panaudoti čia ir dabar, jau šiandien vakare, išklausius šį įrašą, grįžus namo po darbo galbūt, kad mažiau valgytų, nepersivalgytų ar išvengtų to priepuolinio emocinio valgymo. Tai va, šis įrankis aš jį vadinu stop protokolu. Stop nuo žodžio stop, sustoti. Tai yra 4 paprasti žingsniai, padedantis nutraukti persivalgymo impulsą per 60 sekundžių. Na, imkim per 1 minutę. Maždaug tiek, kiek iš tikrųjų trunka to noro persivalgyti banga. Tai įsivaizduokite tą situaciją, galite net įsijausti į tą jausmą, kai ateina tas vakaras, pavyzdžiui, kai esate pavargusi po darbo ir kyla tas nenumaldomas noras suvalgyti visą plytelę šokolado. Ir vietoj to, kad griebtumėtės tą plytelę šokolado ir taip darytumėt, o dabar panaudokim tą stop protokolą. Pirmiausia yra raidė S nuo žodžio sustok. Tiesioginė to žodžio prasme sustokite. Ir prieš pradedant valgyti tą šokoladą, prieš paimam tą pirmąjį kąsnį, sustokit, atsisėskit, padėkit rankas ant kelių, gilus įkvėpimas,
Per nosį, iškvėpimas pro burną. Ir duokit savo bent 5 sekundės laiko padaryti kelis gilius įkvėpimus. Sustokite. Toliau raidė T nuo žodžio tirk, tirkite. Užduokite savo vieną klausimą. Kokia mintis dabar sukasi mano galvoje? Galbūt aš nusipelniau to šokolado. Galbūt, ai, man viskas vienodai, vis tiek mano dieta sugadinta, vis tiek aš jau šiandien kažką blogo valgiau. Galbūt aš rytoj pradėsiu iš naujo. Įvardinkite tą mintį. Kaip tyrėjas, kad ir kas bebūtų, kad ir kokios mintys besisuktų jūsų galvoje, įvardinusi ją situacija tampa šiek tiek aiškesnė. Sekanti raidė yra O. Objektyvizuokite. Pažiūrėkite į tą savo mintį, tarsi galėtumėte ją pažiūrėti iš šono, atsistojus iš šono. Lyg ta mintis būtų ne jūsų ir paklauskite, ar ši mintis man padeda ar kenkia? Ar ji mane veda link tikslo, ar atvirkščiai tolyn nuo jo? Ir ar ši mintis yra 100% tiesa? Kad aš viską sugadinau ir kad galbūt man viskas vienodai, kad nesvarbu, kad mano visa dieta sugadinta. Dažniausiai atsakymas yra tikrai ne. Ir šioje vietoje aš dar norėčiau priminti, kad neprivalote tikėti visomis savo mintimis. Ir neprivalote tikėti viskuo, ką galvojate. Ir toliau raidė P nuo žodžio pakeisk. Pakeiskite šią mintį, šią automatinę mintį į naudingesnę. Pavyzdžiui, ne tai, kad aš negaliu valgyti šokolado, man negalima, aš laikausi dietos, o pavyzdžiui, ką nors realistiškesnio. Galbūt suvalgysiu gabalėlį arba du ir pasimėgausiu tais gabalėliais labai labai lėtai. Su visais savo 5 pojūčiais valgysiu, bet tikrai pasimėgausiu, pajusiu tą šokolado skonį, o nesurysiu tą plytą iš pykčio arba iš nevilties. Dabar jaučiuosi prastai, bet maistas man tikrai nepadės. Galbūt aš išgersiu arbatos ir 5 minutės ramiai pakvėpuosiu. Tai yra stop technika. Sustok, tirk, objektyvizuok ir pakeisk. Tikiuosi, kad buvo naudinga. Tai yra viena iš tų 10 įrankių, kuriuos mes naudojame terapijoje. Dabar jau turite vieną ginklą, kurį galite panaudoti šiandien vakare. Ir tai dar vienas įrodymas, kad galite atgauti kontrolę. Kitas dalykas, ką galite padaryti prieš persivalgymų dar atsitinkant, tiesiog paklausti savęs, galbūt stovint prie to šaldytuvo, galbūt kai ranka jau tiesiasi į tą spintelę, ko man dabar iš tikrųjų reikia. Nes dažniausiai atsakymas būna ne maistas, jums gali atrodyti, kad jums tikrai reikia to užkandžio, to papildomo sumuštinio, galbūt kažkokio ten antros porcijos, galbūt kažkokio pakelio traškučio, šokolado ar ten dar kažko. Bet dažniausiai tai yra iš tikrųjų ne maistas. Ir jeigu iš tikrųjų pabandytume tą klausimą savo nuoširdžiai užduoti, ko man iš tikrųjų dabar reikia, ir pabandyti save išgirsti, įsiklausęs į save, jūs gautumėte atsakymą ir aš beveik garantuoju, kad tai būtų ne maistas. Ir dažniausiai tai yra tiesiog poilsis, galbūt pokalbis, galbūt pasivaikščiojimas, galbūt jums trūksta meilės, galbūt jums trūksta draugystės, galbūt kažkokio kito dalyko. Bet mes ant tiek esame pripratę viską malšinti maistu, užsikišti visas tas emocijas maistu, visus savo poreikius, kad mes tiesiog savęs nebegirdime. Na ir per terapiją mes, žinoma, mokomės vėl save išgirsti, suprasti, kad galėtumėm tuos tikruosius poreikius vėl patenkinti be maisto. Po truputėlį, po žingsnelį iš lėto. Ir tą padaryti egzistuoja moksliškai patvirtinti metodai. Kognityvinė elgesio terapija ir hipnoterapija duoda mums tuos įrankius ir protui, ir mums patiems, ir leidžia pasiekti tą pasąmonę ir perrašyti tuos senus destruktyvius kodus, kad galėtumėme eiti į tą pokytį ir gyventi gyvenimą taip, kaip norime gyventi. Tai va šiandien tai, ką palietėm, tai, ką padiskutavom, tai yra tik ledkalnio viršūnė. Ir tikroji transformacija, tikrasis pokytis įvyksta tada, kai suprantam šią problemą, ne tik kai pradedam jas spręsti, bet sistemingai žingsnis po žingsnio keičiamės. Dažniausiai žmonės ateina pas mane, jie nori numesti svorį, bet kai mes pasigilinam į emocinį valgymą, suprantam, kad tik išsprendus emocinio valgymo problemą, mes galėsime žiūrėti svorio metimą. Ir dažniausiai
ką aš prižadu savo klientam ir ko jie labai nenori patikėti, bet paskui pamato savo akimis, kad išsprendus emocinio valgymo problemas, svorio mesti atskirai jau nebereikia, jis nusimeta pats savaime. Ne, jeigu problema yra viršsvoris, kaip aš kalbėjau, tų emocinio valgymo problemų yra įvairiausių ir viršsvoris ne visada yra viena iš tų dalių, na, bet šiuo atveju aš kalbėjau apie tai. Tad spręsti visom šiom problemom aš sukūriau intensyvę 12 savaičių grupinę programą Laisvė nuo emocinio valgymo. Na, grupinė programa, ši programa Laisvė nuo emocinio valgymo egzistuoja tiek grupėje, tiek asmeniškai. Tiems, kas gyvena Kaune, geros naujienos, nes aš gyvenu ir dirbu Kaune, tai Hipnokodo studijoje Kaune. 3 kartus per metus ši programa veikia grupėje. Tai reiškia 12 savaičių trunkanti programa ir mes dirbame grupėje. Antradienio vakarais saugi, rami moterų grupė ir kiekvieną savaitę giliai nagrinėjame vis naują temą nuo A iki Z. Visiškai išsprendžiame emocinio valgymo persivalgymo problemą. Kiekvieną savaitę atliekame galingą hipnoterapijos seansą, gaunate labai svarbius praktinius kognityvinės elgesio terapijos įrankius, kuriuos galite pritaikyti jau tą pačią dieną namuose grįžus po terapijos. Ir svarbiausia, turite tą palaikančią bendruomenę moterų, kurios išgyvena tas pačias problemas kaip jūs. Na, žinoma, tie žmonės, kuriems grupinė terapija nėra priimtina, šita programa taip pat yra pritaikoma asmeniškai. Truputėlį papasakant apie programą, tai programą aš skirstau į 3 fazes. Pirmoji tai yra ta vadinama dekonstrukcija, pirmasis 4 savaitės, kurios tikslas yra išardyti seną neveikiančią sistemą, kuri vis dar laiko jūs prilipusias prie to šaldytuvo vakarais, kada negalite atsispirti, jaučiate tarsi tą nematomą jėgą vedančią jūs į persivalgymus nuolatos, kai neturite ramybės, kai jaučiate tą nesibaigiantį maisto triukšmą, kai negalite ramiai nueiti į vakarėlius, bendrauti su žmonėmis, negalite ramiai pavalgyti, nes visuomet reikia suvalgyti kiekvieną trupinėlį toje lėkštėje restorane ar kažkur kitur, stebite, ką valgo kiti žmonės, negalite atsipalaiduoti, jeigu yra laisvo nesuvalgyto maisto likusio ant stalo ir taip toliau ir panašiai. Per pirmasias savaitės mes darom giluminę diagnostiką, pradedam nuo tiesos, išsiaiškinam, kas slypi už jūsų elgesio su maistu, suprantam, kodėl tai yra ne jūsų kaltė, kodėl tai yra išmoktas elgesio modelis. Išmokstam atpažinti konkrečius dirgiklius, situacijas, emocijas, kas ir kada vyksta, kurie paleidžia tą tokį potraukį maistui ir vis dar palaiko galbūt dešimtmečius besitęsiantį persivalgymo ciklą. Toliau mes žiūrime į minčių kilpas, mąstymo klaidas. Su įvairiais metodais mes pradedame atpažinti tas visas automatinės mintis, kurios laiko jūs šitame užburtame rate. Na ir maždaug 4 savaitę jau švenčiame pirmasias pergalės, jau sustabdom tuos impulsus, sugebam sustabdyti tuos impulsus, dar jiems neįsisiautėjus. Per antrąją fazę, tą tokį perstatymą, kai viską perorientuojam savo gyvenime, mūsų tikslas yra įdiegti naujas palaikančias programas ir įrankius, analizuojam persivalgymo taisyklės, gvildenam tas pasąmoninės taisyklės, kurios valdo jūsų elgesį, keičiam jas naujomis per hipnoterapiją, dirbam su radikaliu kūno ir savęs priėmimu per hipnozę, per praktinės užduotis, pradedam gydyti tą santykį su savimi, su savo kūnu, suprantant, kad aš kaip moteris, kaip žmogus esu verta meilės dabar, o ne pasiekus tam tikrą svorį ar tam tikrą kažkokį išvaizdos standartą. Ir vėliau mes dirbam per tą alkio ir sotumų signalų perkalibravimą ir iš naujo mokomės girdėti, pasitikėti savo kūno siunčiamais alkio bei sotumo signalais. Toliau maždaug 8 savaitę dirbam ties tom tvariom strategijom, kad pokytis tęstųsi, kad tai nebūtų kaip dar vienas mitybos planas ar svorio metimo maratonas, kada šiek tiek tą problemą užmaskuojam, nusimetam kelis kilogramus, nusimetam ten, sakykime, 5 kilogramus, bet po mėnesio grįžta 10 ir ta problema tik dar stipresnė, ne, tvarumas, pats svarbiausias dalykas čia. Ir kuriam asmeninį planą, kaip maitintis intuityviai, sveikai, be dietų, be apribojimų, be kančios, kad galėtumėm taip valgyti visą likusį gyvenimą laisvai.
kad tai būtų ne dieta, o naujas gyvenimo būdas. Na, o trečioji fazė jau yra integracija, kurios tikslas yra paversti naujus įgūdžius automatiniais, užtikrinant ilgalaikę sėkmę. Atkryčio prevencija, nes maždaug 9-10 savaitę visos dalyvės jau būna susitvarkę su tais priepuoliniais emociniais valgymais. Tuomet ruošiam konkretų veiksmų planą, ką daryti, kai gyvenimas smogs ir kils tos pagundos, nes gyvenimas toks yra banguojantis, visko būna, visko atsitinka, kelias pasidaro kartais vingiuotas, tai mes jau būnam pasiruošę tiems momentams, kada pasidaro sunku. Dirbam su ilgalaikiais sėkmės įrankiais, įtvirtinam išmoktus metodus, kad jie taptų natūralia jūsų dalimi. Na ir paskutinėsias savaitės dirbam su naujo identiteto įtvirtinimu. Labai labai galingos hipnoterapijos sesijos skirtos sustiprinti jūsų kaip moters identitetą. Moteris, kuri valdo savo mintis, savo kūną, savo gyvenimą. Na ir pabaigai toks transformacinės šventimas, tarsi šventė. Užbaigiam šitą grupinę arba asmeninę kelionę tokiu labai gražiu meditaciniu seansu, apie ateities vizijas ir įtvirtinimu, kad aš jau esu laisva ir pagaliau galiu gyventi be maisto triukšmo, nebegalvojant apie dietas, apie svorio metimus, kritimus, valgymus ir panašius dalykus. Tai va. Tai tokia būtų apžvalga 12 savaičių programos. Tai pirmasis kelias yra grupinės programos, kurios vyksta 3 kartus per metus Kaune gyvai. Na, o antrasis būdas yra dirbti asmeniškai tiek gyvai Kaune Hipnokodo studijoje kartu su manimi, tiek nuotoliu, nesvarbu iš kurio pasaulio kampelio jungtumėtės, ar iš Lietuvos, ar iš užsienio. Kviečiu į trumpą pokalbį. Galime susiskambinti, aptarti būdus, pažiūrėti, kokia yra jūsų problema. Tai yra visiškai neįpareigojantis skambutis video arba telefonu. Išsiaiškinti, kas vyksta jūsų gyvenime, koks yra jūsų dabartinis santykis su maistu, kokie būtų jūsų lūkesčiai ir galėčiau jums tiesiog patarti ir atsakyti, ar mano programos jums būtų tinkamos, ar mums būtų pakeliui, ar aš galėčiau jums padėti ir jūs galėtumėte taip pat įsivertinti, ar jums tiktų, patiktų ir būtų naudinga dirbti su manimi. Tai galite tiesiog registruotis per mano puslapį tam nemokamam pirmajam skambučiui. Tai yra visiškai neįpareigojantis, konfidencialus pirmasis pažinties pokalbis. Tai viską aptarsime ir pasižiūrėsime. Tai kviečiu dar kartą pasikalbėti, jeigu jaučiat, kad pagaliau atėjo laikas pabaigti tą karą su maistu, su savimi ir jeigu pavargote suktis tame pačiame dietų rate. Tai va, kviečiu bendrauti, klauskite, rašykite, kreipkitės. Mane galite rasti socialiniuose tinkluose, Facebook'o, Instagram'o paskyrose, hypnocode.lt. Taip pat mano puslapis taip ir yra hypnocode.lt arba tiesiog hypnocodas.lt. Dar kartą ačiū, kad buvote, kad žiūrėjote, kad klausėtės ir labai lauksiu iš jūsų kažką išgirsti. Dėkoju viso.